Sveiki bičiuliai, šiandien vėl esu prie vandens ir ką, ruošiausi gaudyti lynus, bet nuvėjęs vietą pamačiau, kad iš vis apsemta. Nei su botais, nei su britbačiais, tiesiog nenubriščiau. Realiai valties reiktų jau tenais, o planavau ir ruošiausi žvejoti nuo kranto, tai vien žodžiu. Gerai, kad čia šalimais yra dar viena vieta. Tokia sąlyginė, tikrai nelinams, tai, ką padarysim. Pabandysim pasižiūrėti, kas aplamai čia gyvena šitame ežere. Tai čia gaudysiu pirmą kartą. Dugninė bus ir plūdinė. Tai va, vieną užmėsim ant bonuso dugninę su dirbtiniu kukurūzu, o su plūdinė gaudysiu tiesiog ant zikūno. Tai va. Likit kartu. Gaudysim vakare, šiek tiek per naktį ir iš ryto. Dar prasiskanau čia su diperiu. Rodė šiek tiek žuvies. Kažkas čia ant brovkutės labai toks didelis stambus stovi. Neaišku kas, ar karosas, ar koks karštis, bet, toks tikrai nemaža žuvis, vienu žodžiu. Tai va. Tokie 3, daugiau mažiau kontūrai. Tai vat, gylis nedidelis, tarp 3-2 metrų. Na ir ką, pasišersim ir pradėsim žūklę. Šitą ant bonusą. Šeriminės šerikla, dirbtinis kukurūzas ir pirmin. Ant tos brovkutės, va čia šone. Yes, please. Gelis kukurūzas. Šis sausas praktiškai tas pašaras. Kiek čia kokias 3. Gerus kukulaičius. Trys zikeliai ir pirminė trasa.
Nagi. Kas čia būsi? Ar ne karšis? Ar ne karšis būsi? Prašau, lėšis. Nu, žiauriai prastai. Žiauriai. Kaip po Nemuno kilograminių šapalų, tai kultūrinis šokas. Vienas bonusinis karšelis ir daugiau tosgi kojukės švisva, degtukinės. Eina savo. Nu, nesitikėjau. Galvojau, kad atvarysiu ir bandysiu linų, bet pirmas ir paskutinis greičiausiai kartas šitame ežere. Bonko čia primėtyta aplink. Ką tai sako, kad žmonės nežvejoja geria. Bet, na, ja, gal todėl, kad žuvies nėra. Visą išgaudė. Standartinė kojikė. Ant bonusinės meškerės kol kas nei vieną kibimą. Na, nežinau, gal per naktį paliksi. Uždėjus pipsiuką, signalizatorį ir pirmin. Čia kol kas didžiausia. Nu, labai prastai. Matas ežeras gavęs žvejų spaudimą normaliai. Daug labai mažos smulkmės. Nu, išvis viena kita tik didesnė žuvelė. Tai va. Nežinau. Reiks greičiausiai vyniot meškeres. Nežinau, ar žvejausiu iš ryto. Jeigu tokia špingalėta kimba, nu tai kad jis tenais nieko čia doro nebus. Nu, bet pabandysiu bent jau ežerą. Sakau. Pavasarį nusižiūrėjau, susiradau jau vietą, šiandien ateinu, žiūriu, blema, po šitų visų lietų, viskas po vandeniu, karočiui, eiktas.
Nu, dar tipo galėtum ant kupsto, nuo kupsto ten eit, bet su kokiais britbačiais ar dar kažkuo, bet ten kilimas žolės ir jis po vandeniu. Ir kai kur yra skylės. Tai kaip eitum su tais britbačiais, tai ten... ne kažką. Su valtim reiktų jau plauk geriau. Tai jo. 7 valandas. 7 valandas. Da pažvėjosiu. Dar pažvėjosiu iki kol sutems. Nu, bet... Ja, greičiausiai pirma ir paskutinė čia žvyba. Kur tu čia man varai? Nu, dar vienas toks, nežinau, karšių nepavadinsi, karšiukas. Opa. Antras, sakykim, taip, bonusas. Neturiu švieselį, tai dar kiek matysis, pažvejosiu. Ant dugninės turiu švieselės, bet ai gal sakau. Neneisiu. Naktį žada lietų dar. Ir tiek to. Antrą kartą čia greičiausiai nebevažiuosiu, nebent vasarą būtų kokia baisi sausra ir tada būtų pasiekiamas nuo kranto čia vietos, kur linai laikosi, galbūt kur linai laikosi. Labas rytas. Nu ką, baigsiu šiandien savo žvybą. Atsikelt neatsikėliau iš ryto, baisas oras, apsniaukė, vėjas, lietus. Tai iš ryto nepavyko pažvejoti, buvo išsigėdrė, pakuosis viską ir varysi namo. Tai va, prieš varant reikia pasižiūrėti dar kiek čia tų kilbukų prigaudžiau. Nu, kažkiek tų kilbukų yra, porą karšelių, ir daugiau tokia visiškai smulkmė. Paspartau ir paleisim. Kitų kartų. Ačiū žiūrėjusiems ir šį kartą būtų tiek. Iki.